Sveiki, taigi noriu pradėti šitą vaizdo įrašą nuo to, jog sveikinu jūsų 2026 metais. Tikiuosi, jog praeitus metus užbaigėte 100%, įvykdėte visus savo išsikeltus tikslus, tapote geresniais žmonėmis, patobulėjote. Aš 2025 metais turėjau įsikėlęs tikslą kurti daugiau turinio. Ta turinį kūriau, tik tais galbūt ne tiek dažnai ir ne būtent YouTube platformoje ir galbūt jisai buvo labiau faceless, ar ne? Tai aš užsiimu faceless YouTube automatizaciją, tai normalu, jo galbūt mano fokusas šiek tiek yra daugiau tenais. Taipogi dariau Reelsų, dariau Instagrame turinį, tik tais manau vis tiek, jog tas praeitų metų tikslas, kur daugiau turinio nebuvo 100% gyvendintas, kadangi nebuvo daugiau fokuso štai čia. Padariau keletą vaizdo įrašų jums lietuvių kalba, vieną vaizdo įrašą anglų kalba, užsienio auditorijai ir manau, kad tai vis tiek nėra atitinkamas kiekis turinio, kurį turėjau padaryti, kad jausčiaus pilnavertiškai ir užbaigęs praeitus metus įgyvendinęs šitą tikslą 100%. Na ir kadangi aš nedariau pakankamai to turinio, jaučiausi šiek tiek skolojums ir pamaniau, jog padarysiu šitą vaizdo įrašą kaip pirmą šiais metais lietuvių kalba, duodamas kažkokios tai vertės. Giving value. Tai šiame vaizdo įraše noriu pakalbėti apie programėlę, kuri mano nuožiūra pakeis visiškai ateities turinio kūrimą, pagrindę faceless turinio kūrimą, kuris palengvina visą procesą ir darbą visokeriopai. Galbūt prieš 6 metus tai atrodė neįtikėtina, o šiuo metu tai tampa realybė. Tai yra valdomas dirbtinio intelekto appsas, kuris kuria turinį nuo A iki Z, uždeda balso takelį, uždeda foninę muziką, sutvarko birolus, medžiagą ir tuo pačiu įgyvendina idėją, surašant skriptą. Viskas, ką jums reikia daryti, tai tiesiog sugalvoti, koks tas vaizdo įrašas turėtų būti, apie ką, plius minus kažkokiu paprastu promptu jį apibūdinti tą vaizdo įrašą ir tuomet paleisti, reiškia, appsui į gamybą. Ir ta programėlė pagamina tą vaizdo įrašą per valandą laiko, kol jūs gerite kavą, kol jūs galbūt tvarkotės kitus dalykus ir vietoje to, jog mokėtumėte pinigus kažkokiam tais montuotojui, kur vėliau reikia jo tą darbą peržiūrėti, įvertinti, duoti tam tikras, sakykime, pastabas, visą tai jums padaro programėlė, labai lengva yra visą dalyką, visą post-processing sutvarkyti. Tai pačioje programėlėje yra funkcija, kuri leidžia jums redaguoti tą vaizdo įrašą, kuris būna pagamintas, pakeisti bet kurią tais dalį medžiagos, pakeisti muziką, įterpti kažką naujo. Skamba neįtikėtinai, tikiu, kad tai atrodo galbūt nerealistiškai ir apie ką aš kalbu, aš jums parodysiu. Tai dabar savo ekranuose turėtumėte matyti, kaip ta programėlė atrodo, kaip jinai vadinasi. Ši programėlė aplamai buvo sukurta tokio gan populiaraus faceless automatizacijos, sakykime, pasaulio gūrų, kuris yra vardu Nojus, jisai yra užsienietis, kuris kuria turinį faceless formatu, yra gan populiarus Twitteryje, turi programėlės išleidęs kaip Nextlev, tai jisai tikrai turi daug sukauptos patirties ir tikrai žino, ką daro. Tai šią programėlę padarė gan privačia ir jie gali naudotis tik tais tam tikrai jo pakviesti žmonės arba tam tikros bendruomenės. Šiuo metu, žinau, yra 300 vietų, kurios yra pilnai užimtos, yra dar ten tam tikri vienetai vietų, kurias galima, sakykime, užpildyti, tai jisai pakviečia kažkokių žmonių, tai jo kvestiniai žmonės arba kažkokie tais kitų žmonių pakviesti rekomendaciniai turinio kūrėjai, kurie turi prieigą prie šio appso. Tai vienas iš tų žmonių esu aš ir mano bendruomenė. Tai mano mokymų bendruomenė turi prieigą prie šios programėlės ir gali naudotis ją ir kurti turinį, bet aš stengiuosi atrinkti tik tais tam tikrus mokinius, sakykime, kurie yra atitinkamai gabūs kurti turinį su šiuo appsu. Tai reiškia, aš stengiuosi atsirinkti tam tikrus gabius mokinius, kurie galbūt jau turi monetizuotą kanalą, galbūt netgi kelis, galbūt jau yra uždirbę pirmą 1000 eurų ir galbūt tikrai yra gabūs, supranta, ką daro, šiek tiek yra gan socialūs, kas liečia dirbtinį intelektą ir pažįsta tas visas programėlės, moka jomis naudotis, turi vaizduotę promptams ir panašiai. Tai ši programėlė leidžia kurti turinį, kuris būtų nišose apie dokumentiką, tai reiškia dokumentuoti kažkokį tais įvykį arba tam tikras situacijas ir panašiai. Ir top 10 reiškia tipo vaizdo įrašai, tai ten top 10 cars that you haven't seen before arba ten, nežinau, top 10 YouTube channels that you should watch. Nežinau, kažkas tokio, ar ne? Tai programėlė turi dvi funkcijas, viena iš jų vadinasi auto, kita yra manual. Tai auto reiškia, jog ši programėlė sukurs absoliučiai viską už jūs, jums reikia išsirinkti video pavadinimą, reiškia ir apibūdinti tą vaizdo įrašą, apie ką jisai, koks jisai turėtų būti, reiškia parašyti tiesiog promptą. Ta promptą labai yra paprasta parašyti, mes nueinam į ChatGPT, įmetam kažkokį tais pavyzdinį vaizdo įrašą, nežinau, nusikopijavę iš YouTube'o, ten, nežinau, parašau Dubai top 10 skyscrapers, ten, ar kažkas top 10 Dubai's mega projects. Nukopijuoju to vaizdo įrašo pavadinimą, įmetu į ChatGPT, paprašau perrašyti 10 variacijų man panašių pavadinimų ir tuo pačiu paprašau, kad parašyk man dabar promptą, kurį galėčiau panaudoti programėlėje, kuri man sukurs vaizdo įrašą apie tai. Tai reiškia, aš noriu, kad tu apibūdintum, apie ką tas vaizdo įrašas bus, ką jisai turėtų paminėti ir kaip jis turėtų atrodyti. Tai tam tikri vizualai, idėjos ir panašiai. Tai jisai parašys jums tam tikrą promptą, jums pagamins pavadinimų sąrašą, net 10 pavadinimų variacijų. Mes išsirenkam tą vieną pavadinimą, įmetam į tą programėlę, įpeistam promptą, paspaudžiame next ir laukiam savo vaizdo įrašą. Ta opcija, jog jūs galite tam tikras detalės redaguoti. Pavyzdžiui, balsas. Tai ši programėlė yra sujungta su Eleven Labs biblioteka. Jūs galite išsirinkti, kokį norite balsą savo vaizdo įrašui, ar tai bus vyras, ar tai
bus moteris, ar tai bus amerikietiškas akcentas, ar tai bus britiškas akcentas. Paspausti next, tuomet jums duoda pasirinkti tam tikrą foną, kokį norite dizainą, efektų ir panašiai. Tai ten yra modernus, istorinis, baisus, ten creepy. Pavyzdžiui, galbūt darote top 10 baisiausių istorijų, kurias ten žmonės diskutuoja Reddit'e, vaizdo įrašą. Ir jums reikia kokio horror stiliaus, nežinau, fono ir efektų ir tiesiog dizaino jūsų vaizdo įrašui. Tai būtent šitas appsas turi irgi tokią funkciją, jo galite pasirinkti tam tikrą dizainą pagal jūsų vaizdo įrašo tematiką. Tai pasirinkus balsą, pasirinkus tą dizainą, mes turime kitą opciją, kuri leidžia jums sukurti thumbnailą. Tai reiškia, šita programėlė jums duos 10 variacijų thumbnailų, kurios bus parinktos būtent šios programėlės pagal jūsų vaizdo įrašo pavadinimą. Tai jeigu mes rašom top 10 cars, tai jums duos 10 thumbnailų ten su automobiliais, kur žmonės anksčiau darė galbūt panašių stiliumi ir jums duos tiesiog tų žmonių thumbnailų pavyzdžius ir sakys, kokį tu nori išsirinkti. Tai aš pasirinku vieną kažkokį tai thumbnailą ir jisai, kai pagamins vaizdo įrašą, to pačiu pagamins jums ir thumbnailą. Kas reiškia, jums nebereikia varginti galvos dėl grafinio dizaino, galvoti, kokį tą thumbnailą susikurti, kokį man jį daryti, kur šitą žmogų rasti, kuris man padarys. Aš lyg pačiau straglinu, ieškodamas žmonių, kurie sumontuos man šitą vaizdo įrašą, kurie man pagamins thumbnailą šitam vaizdo įrašui. Tai tikrai suprantu šios funkcijos naudą, nes jinai yra tikrai labai stipri ir labai reikalinga. Nes thumbnailas yra vienas svarbiausių dalykų, jeigu ne pats svarbiausias vaizdo įrašų kūrime YouTube'ai. Nes CTR, tai tas click-through rate'as labai daug reiškia ir jo dėka mes gauname peržas nuo impresijų. Bet svarbu taip pat žinoti, jog click-through rate'as nesprendžia visko tik pagal thumbnailą. Click-through rate'as reiškia duoda įtakos ir nuo pavadinimo. Tai jeigu mūsų pavadinimas yra galbūt didžiosiomis raidėmis, jis gali būti šiek tiek labiau engaging ir pritraukti daugiau dėmesio, arba kartais gali būti atvirkščiai. Tam tikroje nišoje galbūt tie capslokiniai tekstai iš visų didžiųjų raidžių per pavadinimą gali kaip tik atmušti tam tikrą žiūrovą ir jisai nebenorės spausdinti jūsų vaizdo įrašų, nes jam atrodys, kad jūs esate tas, kuris reikalauja dėmesio. Bet kaip ir minėjau, tam tikros nišos, tam tikros taktikos, strategijos, galbūt indai mieliau paspaustų ant tokio vaizdo įrašo, kuris reikalauja to dėmesio, yra tam, nežinau, iš didžiųjų raidžių ir tiesiog prašasi paspausti, o amerikietis galbūt yra santūrus ir jisai sakys, ne, mano dėmesį reikia užsitarnauti kokybę ir tam tikrų turinių, kur jisai nuojautą paims ir išsirinks. Tai žodžiu, plius minus tiek apie tą programėlę. Dabar aš jums parodysiu vieną iš savo kanalų. Jisai vadinasi Titan Builds. Būtent jį atidariau savo mokymų bendruomeniai filmuodamas pamokas apie šią programėlę, rodydamas kaip ją naudotis. Šiame kanale aš nusprendžiau kurti turinį apie mega projektus, kaip ir minėjau prieš tai čia išrinkęs kaip pavyzdinį vaizdo įrašą, top 10 Dubai projects ir panašiai. Tai būtent šios mintis man leido priimti sprendimą susikurti būtent tokio tipo kanalą, ištestuojant šį appsą ir pamaniau, kad galėčiau juo pasidalinti su jumis. Tai šis kanalas vadinasi Titan Builds, jis yra apie mega projektus. Šiuo metu jau turi virš 200 prenumeratorių ir virš 30 000 peržiūrų. Tai visą tai surinkau galbūt per 10 dienų, galbūt šiek tiek mažiau, galbūt daugiau, dabar tiksliai nepasakysiu, bet gan neblogai performina, renka tam tikras geras peržas. Tai kuomet gavau tą prieigą prie šios programėlės, pamaniau, kad kodėlgi ne, patestuosiu, pasigaminsiu tą kanalą, pasižiūrėsiu kaip seksis ir kodėlgi neparodžiusiu jums jo ir galbūt galėčiau padaryti keletą vaizdo įrašų į priekį, atnaujindamas jūs ir informuodamas, kaip man sekasi. Galbūt šitas kanalas jau turi 1000 prenumeratorių ir jau noriu informuotis, kaip aš jį monetizuosiu ir panašiai. Tai žodžiu, jeigu norėtumėt tokių update'ų, būtinai parašykit komentaruose, aš pabandysiu atnaujinti, informuoti galbūt apie progresą, kaip šitam kanalui sekasi, nes galbūt aš jį numesiu, nes jis neaugs, o galbūt jisai labai gerai augs ir aš sakysiu, žiūrėkit, kaip šita programėlė man padėjo uždirbti pirmą, ten nežinau, 1002, neįdedant per daugiausiai pastangų. Tai kuomet pradėjau filmuoti pamoką savo bendruomenėje apie šią programėlę ir kuomet sukūriau šitą kanalą, tai išsirinkau būtent populiariausius vaizdo įrašus iš tam tikrų savo konkurentų ir būtent juos pergeneravau. Tai pažiūrėjau, kaip jie performance, ten buvo galbūt pirmas apie kažkokį tai, ten nežinau, dangoraižiai, ten dar kažkas, ten top 10, nežinau, mega projektų 2026 metais ir panašiai, bet vienas vaizdo įrašas sprogo itin kitaip, jisai superformino labai gerai, superformino labai greitai ir sprogdino didžiąją dalį, reiškia, šio kanalo rezultatų. Tai buvo apie Anglijos kažkokį tai mega projektą, jūs dabar turėtumėt matyti savo ekranuose, dabar kai kalbu iš akies, tai net neturiu prieigos pamatyto, bet žodžiu, šitas vaizdo įrašas būtent labai gerai išperformino ir aš nusprendžiau, kad čia yra būtent raktažodžio Anglija ir Londonas dėka. Tai nusprendžiau, jog dabar darysiu kas antrą vaizdo įrašą šitame kanale, kuris bus susijęs su kažkokiu tais Anglijos arba Londono tipo mega projektu. Tai Anglija ir Londonas YouTube šiuo metu labai gerai performina ne būtent šioje nišoje, o aplamai, nes jeigu pasižiūrėsime tam tikrus politinius kanalus, kurie yra taipogi faceless, jie žiauriai gerai performina, renka milijonus peržiūrų, kas liečia Anglijos politiką. Mes žinome iš prieš tai, jog jeigu mes kursime turinį apie politiką amerikiečiams, tai mes galime būti labai greitai užbaninti ir tai yra didžiulė rizika ir tai yra tikrai paskutinėje vietoje kanalas, kurį norėtumėte kurti. Bet kas liečia Britų politiką, tai yra šiek tiek kitaip. Tai Britai neturi tiek daug įtakos pačioje YouTube'e, kiek amerikiečiai ir žmonės tiesiog stengiasi išnaudoti šią progą rinkti, reiškia, tas geras peržas. Tai ką aš noriu
noriu pasakyti, tai jog Anglija ir Londonas šie raktažodžiai šiuo metu auga labai gerai ir būtent noriu išnaudoti šį momentą, kuomet tai labai gerai performina su mega projektais, kur su daugiau tų vaizdo įrašų būtent apie šias temas. Nueinu išsirinku netgi vaizdo įrašą, kuris galbūt įkeltas prieš 4-5 metus ir sukuriu pergeneruoju būtent jį dabar, nes jisai turės daug daugiau šansų būti pamatytas negu kažkada prieš tos 4 metus. Tai ir jums taipogi yra idėja tiems, kurie kūrėte Faceless turinį, pasimkite šią progą, išnaudokite ją, kurkite turinį apie Angliją, nežinau kodėl, bet labai gerai performina ir galbūt tenais vyksta dabar kažkokie rinkimai, nesu tikras, nepatikslinsiu, bet anyway, manau, kad tikrai gera proga ir geras šansas uždirbti daugiau pinigų išnaudojant šį nišą. Tai va, plius minus tiek apie šį kanalą, visai neblogai jis performina, tikiuosi, kad dar geriau performins. Jeigu jame kartais pamatyčiau kažkokių tai stulbinančių rezultatų, kas būtų labai neįtikėtina, pasidalinsiu jais tikrai savo Instagrame, tai nepamirškit manęs pasiekti Instagrame, mano Instagramo nuorodą rasite aprašyme. Tai kaip ir minėjau, ši programėlė yra privati ir kiek žinau, niekada nebus vieša, kol neatsiras tam tikras konkurentas, kuris galbūt bus lygus šiai programėliai. Tai kol konkurentai nesukurs geresnės ar tokios pačios programėlės, tol šis appsas liks privatus ir tik tais prieinamas pagal pakvietimą. Tai grįžtant prie pakvietimų, mano bendruomenė gavo 70 vietų, kaip ir minėjau, stengiausi paimti tik tais gabius mokinius, bet tai nereiškia, jog tie, kurie yra negabūs, jie neturi šansų tos programėlės gauti. Kiekvienas su manimi bendraudamas priima tą sprendimą, ar nori jos ar ne. Tiesiog paprasčiausiai aš parekomenduoju tiems žmonėms, kurie galbūt norėtų pabandyti, kad žiūrėk, jinai kainuoja, jinai nėra nemokama ir jie yra sunku naudotis. Tai pasižiūrėk, ar tau apsimoka, nes aš visgi žmonių likimo valiai nepalieku ir tik tais noriu, kad jiems sektųsi ir nebūtų jiems blogai ir kad jie po to gailėtųsi, kad žiūrėk, bandau, darau, bet man nesigauna. Žiūrėk, palik tą programėlę šone. Geriau eik daryti mūsų standartinį būdų vaizdo įrašus, kuriuo mes darome lyg pačio kiekvieną dieną ir visai tai gerai veikia. Nes ši programėlė vis tiek yra nauja, jinai nėra ištestuota. Aš esu taipogi ta laboratorinė žiūrkė, kaip ir kiti žmonės, kurie testuoja šį appsą, nes tikrai yra labai mažai pavyzdžių, ką žmonės padarė su ja. Tai mes esame pirmieji, jūs galite taip pat būti tas žmogus, kuris testuoja. Tai jeigu kartais domintų išbandyti, jūs galite nueiti Vidrash AI svetainę, galite paspausti prisijungti prie laukimo sąrašo ir galbūt jūs būsite priimtas ir jūs įleisite tą programėlę, o jeigu ne, taipogi yra greitesnis būdas, tai tiesiog prisijungite prie mano bendruomenės, parašykite man, galbūt esate susidomėjęs YouTube Faceless automatizaciją, norite išmokti taip pat, prisijungite prie mano bendruomenės ir aš padėsiu jums gauti prieigą prie šios programėlės, duosiu pakvietimą, galbūt būsite gabus, galbūt norėsite išbandyti tai ir mielu noru aš jums tą suteiksiu. Tai plius minus tiek šiame vaizdo įraše, ačiū, kad peržiūrėt, spustelkit like, pakomentuokit, paspauskit prenumeruoti ir susitiksime kitame vaizdo įraše.